komentaras apie rungtynės. Komentaras apie rungtynės. Rungtynės buvo geros, sprendžiant dėl to, kad laimėjom. Buvo dalykų, kurie sekėsi, buvo kurių dalykų dar nelabai sekėsi, bet viskas juda į priekį. Kaip ir komanda vis susižaidžiam vis labiau ir labiau kiekvienose varžybose ir manau judam į priekį. Gali konkretizuoti, kas sekėsi, o kas nesisekė? Negaliu. Nežinau. Galbūt treneris labiau geriau pasakytų, bet aš nežinau, negaliu taip vertinti. Tas pats ir gynyboje buvo tokių smulkių detalių, kur buvo trenerio nurodymų. Galbūt nepavyko visų įvykdyti, bet užteko, ką įvykdė. Kas nutiko per antrajame rungtynių kėlinyje, kad Žalgiris perėmė iniciatyvą? Nežinau, kas nutiko, galbūt biškai praradom šiek tiek koncentraciją, bet džiugu, kad pavyko atsitiesti ir persvert žaidimą į mūsų pusę. Tiek šiandien, tiek praeitose rungtynėse laimėjote gana didelių skirtumų. Kuris varžovas pasirodė stipresnis? Mes gerbėm visus žaidėjus ir visas komandas ir nevertinam, kuri yra geresnė, kuri, jeigu čia yra susirinkusios šitą turnyrą, tai visos komandos yra stiprios ir negali vertinti, kuri yra stipresnė, kuri silpnesnė. Tai, manau, komandos lygaus pajėgumo ir tiek ta komanda, tiek šita komanda tikrai aukšto kalibro. Tavo nuomonė, galutinis rezultatas atspindi tai, kas šiandien vyko aikštėje? Taip. Tai buvo lengvos rungtynės? Nebuvo lengvos rungtynės, bet sakau, aš labai klausimus užduodu. Rytaus varžovų finale turės mažiau laiko pailsėti, tai turės įtakos? Nežinau, turbūt turės, galbūt neturės, nežinau, kaip jiems seksis pailsėti, aišku. Ir kas tie varžovai bus, neaišku. Kaip manai, kurie bus ir kurių labiau norėtų? Nežinau, tiek tie varžovai, tiek prieš tos varžovus reikia ruošti 120% ir stengtis nemažiau. Tai, kad ir kas bebūtų, teks žaisti ir kautis. Kokias žaidimo pusės Lietuvos Rytui dar reikėtų šlifuoti? Visas pusės reikia šlifuoti, dar visa komanda esam tik tai savaitę su viršum, tai dar tikrai nėra neatspindytas labai jau visas geras žaidimas, bet stengiamės, dar turim daug laiko. Žaisim kaip rytoj seksis, kur žaisim ir viską taisysim, kas nesiseka. Ačiū.